Labą dieną. Labą dieną. Šiandien mes vėl susitinkame pasaulyje iš kaimo. Ir kaip ir žadėjome, keliaudami nuo kultūros paveldo, atkeliaujame prie šiandienos ir atkeliaujame prie šiuolaikinio meno. Ir turbūt tokio ne pačio lengviausio pokalbio, kasgi tas šiuolaikinis menas galėtų būti. Ir pradėti turbūt norėtųsi nuo to, kad jūs bet kur ir bet kada galite rasti informaciją, kurioje, nežinau, yra parašyta, kas yra tas šiuolaikinis menas, kada prasidėjo, kokios teorijos įvairiausios, ten apie patį fenomeną, kuris jokiais būdais neapsiriboja tik tai mūsų 21 ir ten 20 amžiumi, ar kitaip tariant, tik tai mūsų atminties laikotarpiu. Tačiau visą laiką tas šiuolaikinis menas iš esmės buvo noras kurti savo laikmečiu ir kurti savo laiku. Ir, nebūtų čia, kaip sakant, nekalbėčiau aš čia su Kastyčiu, jeigu nepakalbėtume, pavyzdžiui, apie tokius dalykus, kaip, tas šiuolaikinis menas netgi prieš Kristų. Mhm. Taip, tai iš tikrųjų tas dabartinį mes šiuolaikinį meną vėlgi dažnai tapatinam su noru išsiskirti, su noru šiek tiek šokiruoti, su tokiu, kad jeigu kažkas nesupranta, tai jau skaitosi kaip ir kaimiečiai, ten žvilgsnė žvelgia į pasaulį iš kaimo ir nesupranta to šiuolaikinio sudėtingo meno, bet visą laiką būdavo kažkoks noras išsiskirti. Ir pats šiuolaikinis menas, aš galėčiau sakyti, kad jisai yra irracionalus, ta prasme, kad jisai dažnai, ne visą laiką, bet mes kalbam gal apie tą tokį kraštutinį, kaip jis vadinasi, konceptualų meną, tai taip, tai iracionalumas neatsiranda 20 amžiuje, kai atnešamas tas tualetas į muziejų ir panašiai, bet jau senovės Graikijoje, iš tikrųjų Atėnų Akropolį, jeigu žiūrėsim, yra Erechtheonos šventykla šalia didžiosios svarbiausios Partenono šventyklos. Ir jeigu mes pažiūrėsim į architektūrą, tai čia architektūra, ne pats menas, tas jau toks fine art principo, bet Erechtheonas yra labai racionalios architektūros. Jis neturi nei simetrijos, nei kažkokių iki tol būdingų architektūrai, to meto graikų architektūrai, tai mitologiniai šventyklų architektūrai, jokių atributų, jeigu mes žiūrėtume į planą. Jis yra iracionalus. Tai praktiškai pirmas modernistinis pastatas. Ir aš, pavyzdžiui, netgi taip labai drąsiai pasakysiu, kad nuo čia jau ir yra apibrėžiama ta tokia Europos arba apskritai vakarų kultūroje esanti tokia nuolatinė kaip ir kova, sakykime, tarp to, kas yra konservatyvu ir to, kas yra liberalu. Atsakyčiau, netgi 400 metų prieš Kristaus gimimą mes jau turėjom šitas užuomazgas ir aš net vienoje knygoje esu sakęs, kad Prancūzijos revoliucijos dalykas, kad jinai bus, nors dabar mes labai ją šlovinam tą dalyką, iš tikrųjų tai buvo ganėtinai didelis blogis, reiškiasi. Jis jau buvo apibrėžtas Erechtheono atsiradimo metu, reiškiasi. Atsimeni, kaip apie laiką šnekėjom. Predestinacija savotiška. Ir aš tik tai galvoju, žinai, kad tas disputas su kanonu, kurio pasižymi tarsi šiuolaikinis menas arba tai, kas vyksta. Labai teisingai apibrėžia iš tikrųjų disputas su kanonu. Bet tas kanonas, jisai irgi yra sukuriamas dažnai tame pačiame dispute su kanonu. Aišku, vėlgi būdavo tas vadinamas akademizmas ir tas, kas yra, kas turėtų būti apibrėžiama kaip menas, bet turbūt pats didžiausias fenomenas ir pokštas yra tame, kad, nežinau, kokie nors fliuksusistai sukūrė, nors ir nesakiau, kad konkrečius atvejus per daug minėsim, bet nuo jų nepabėgsime, kokie nors fliuksusistai sukūrė degtukų dėžutę, kur turėjo, žinai, degtukas sudeginti paskutiniam fliuksus kūriniui, kad jokiais būdais jis neatsirastų muziejuje ir netaptų kanonu. Bet, tai lygiai sėkmingai atsidūrė muziejus ir dabar yra kartojama, perdaroma, kūriamas įvairiausios fliuksus aikštės ir panašiai. Taigi, iš vienos pusės tai tokia gyvatė ryjanti savo uodegą iš tikrųjų yra. Tačiau svarbus momentas, minint tiek Partenoną, tiek Erechtheoną, čia turbūt reikia pasakyti, kad mes kalbame apie 438 ir 406 metus prieš Kristų. Tai gana senai. Vėlgi būdavo kuriama, žinai, kažkam. Ir tas kūrimas neapsibrėždavo
savo paties asmeniu. Visą laiką egzistuodavo vienaip ar kitaip užsakovas ir jeigu mes kalbame apie šventyklas, tai be abejo tas užsakovas būdavo vienas ar kitas dievas, bažnyčioje jau buvo savaime aišku, kuris dievas. Galų gale tai galėdavo būti vienas ar kitas asmuo, tačiau tai aiškiai būdavo apibrėžiama, kaip, kas yra patinka ir nepatinka. Jeigu tu sukursi tai, kas man nepatinka, aš nepirksiu, arba aš nemokėsiu, arba jeigu tu kuri dievui, tai tu be abejo norėsi sukurti kažką tokio tikrai ypatinga ir tu nusigręši nuo savo asmeninės ambicijos, nuo noro, nežinau, galbūt tik tai save parodyti per vienokį ar kitokį meno kūrinį. Taigi ta užsakovo svarba, man atrodo, kad šiuo metu jinai nėra labai dideliam disputo lauke arba apie ją, kad būtų galvojama, dėl to, kad kažkuriuo metu, čia aišku galima būtų sekti atgal, tu minėjai, kad jau nuo Erechthiono galbūt laikotarpio, bet kažkuriuo nuo šventyklos laikotarpio, kažkuriuo metu įmama artėti lik to žmogaus ambicijos, link kūrėjo ambicijos užimti pačią pagrindinę vietą. Galimas daiktas, iš tikrųjų dabar tas menininko saviraiška, kaip tas šiuolaikinio meno muziejus yra ir ten parašyta, kad kiekvienas yra menininkas ir ten paskui tas, kaip ta citata. Bet tik menininkas, tai žinau. Tai čia, jeigu jau, kaip pasakyti, yra pakankamai šiuolaikiškai skamba viso to mūsų pasaulio kontekste, mes galim tikrai suprast, nes dabar apskritai ta žmogaus saviraiška neaišku kam, bet tai daug dalykų, kuriuos aš dažnai kritikuoju, jinai iš tikrųjų ateina iš to meno lauko. Ir pavyzdžiui, visi tie netgi, sakykime, žmogaus, tas vidinis policininkas darbe, kad aš turiu daug padaryti, labai darbdaviui savo, dažnai ateina iš to, kad permetama netgi darbuotojas yra traktuojamas kaip, reiškia, tas menininkas romantiškasis genijus, reiškia, aš dirbu, tai yra mano kūrybinė saviraiška. Tai nuo tokių absurdų, kad tai pereina į tą paprastą labai darbą, kuris dažniausiai nereikalauja jokios kūrybos. Tai toks, kitas dalykas, žmogus gali tada pradėti netyčia galvoti, kad aš esu labai geras menininkas, jeigu aš čia padariau kažką, kas nesupranta, bet kažkokia itin siaura teoretikų ten, sakykime, kaip pasakyti, ratelis, savo, kad čia gal ir gerai yra padaryta. Tai man atrodo, kad tai nėra geras dalykas, nes iš tikrųjų saviraiška tikriausiai turėtų ateiti, reiškia, santykyje su tam tikrom normom ir kaip mes, tai nebūtinai, kad tos normos tave įkalina, bet aš įsivaizduoju, kaip mes apie kultūros paveldą šnekėjom, kad tam, kad tu kurtum paveldą, menas tai yra tam tikra prasme dažniausiai tu kuri paveldą, tokia turėtų būti intencija. Tai, kas išlieka. Tai tu bendradarbiauji tarp to, kas yra amžina ir to, kas yra dabar laikina. Tu labai reflektuoji šiuolaikišką, reflektuoji amžino kontekste. Ir aš dabar taip įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, Renesanso laikais, kas irgi buvo labai humanistinė epocha, kad tokie žmonės kaip Mikelandželas ar Leonardo ar Rafaelis, tai turėjai būti genijus. Ta prasme, turėjai būti toks antiek skilled, reiškiasi, antiek ir rankos tavo, reiškiasi, brain, eye, hand coordination tas visas. Lietuviškai. Kad tu galėtum, reiškiasi, ką tu nori padaryti, kad ta ranka klausytų, ką tu sumaniai tiksliai taip, reiškiasi. Ir, labai sudėtinga ir jeigu ten žiūrėti kokios Siksto koplyčios lubas, tai ten tas tuometinis popiežius, įdėsim koks popiežius, nes nesirašiau apie tai dabar šnekėt, pakankamai spaudė, reiškiasi Mikelandželą, bet kur žmogaus sukūrimas, visi žinom. Tai žmogaus sukūrimas tai yra siužetas aprašytas Biblijoje, visiškai kaip ir aišku. Bet kad tu jį taip parodytum, kaip yra ten parodyta ir ta meistrystė, ir tapybos, ir paties siužeto perteikimų, čia aš, nėra Renesansas galbūt mano mėgstamiausia epocha, bet šitą aš suprantu. Tai yra universalus dalykas, tai yra Siksto koplyčia, kiti Renesanso darbai, kurie, nereikalauja, juos gali nagrinėti ir labai ten, sakykime, kažkoks teorinis filosofas, kaip kažką amžino, ar ten panašiai. Tiek jo grožėtis gali žmogus, kuris su menu turi labai mažai ką bendro. Jo, ir čia sudėtinga turbūt kartais, čia turbūt galima būtų peršokti į tokį
ar visgi grožis tikrai yra subjektyvi savoka. Nes, maždaug nuo 20 turbūt amžiaus, atsiranda tas momentas, kur neprivaloma kurti kažko gražaus, atsiranda toks dalykas kaip trash artas, arba kad grožis ir švis turi būti kažkaip pašalinamas, iš galerijų ir panašiai, nes turime kurti kažką tikro, objektą, o ne objektą minėti. Ir iš esmės, aš dažnai dabar pagalvoju, nes aišku, irgi mes praėjome tą savo mokyklą, tą savo menotyros mokyklą, bet visgi, kuo toliau, tuo labiau galvoju, ar tikrai grožis yra subjektyvu. Ar tikrai, o gal visgi yra tas momentas, kad kas yra gera, tas yra teisinga ir gražu, kas yra gražu, tas yra teisinga ir gera. Nenoriu aš čia dabar skambėti kaip gerokai vyresnis žmogus, negu esu. Bet teko man skaityti vienos, net mūsų skaityti teko disertaciją vertinimą ir ten buvo citata net vienos tokios mūsų dėstytojos iš kažkokio paimto, reiškia, jos darbo veikalo kažkokio, kur kalbama apie tiesos ir objektyvumo neįmanomumą. Toks pakankamai liūdnas dalykas, reiškia, jinai rašo, kad, kai jau kažką sprendi, bandai įvardinti, kad kažkas teisinga, turi jau pat save kvestionuoti, nes tai tikriausiai nėra, nes tu jau tada atsiduri galios pozicijoje. Ir aš tai pagalvojau, tikrai labai ta situacija mane liūdina ir universitetuose. Ir iš principo jaunas žmogus gali būti mokomas tokio dalyko, kad jis negali nuspręsti. Nes jeigu jis nusprendžiau, tai jis jau yra galios pozicijoje. Būt galios pozicijoje reiškia labai blogai. Kaip pažiūrėsi, iš tikrųjų, čia gali būti įvairių prieigų, bet aš manau iš tikrųjų visiškai priešingai ir aš manau, kad žmogus, nežinodamas visos informacijos, kaip Spinoza kažkada labai įdomiai rašė, kodėl aš egzistuoju, yra tiek daug priežasčių praeity ir tikriausiai kaip aš pridedu ateity, kodėl būtent mes čia esame. Mes viso šitą nežinom. Bet reiškia, kiek mes kontroliuojam savo aplinką, mums pakanka žinių nuspręsti, kas yra teisinga, kas yra gera ir kas yra gražu iš tikrųjų. Ir čia, kad nėra to objektyvistinio, tai čia tiesiog yra, kaip pasakyti, toks kultūrinio marksizmo dalykas, aš to nepabijosiu, kuris, iš esmės veikia kaip įrankis silpninti visuomenį. Tai jeigu menas tas mūsų pasidaro negražus, kaip Zarasuose, kurį sudegino kažkas. Jeigu menas pasidaro negražus, tai jisai, kaip pasakyti, menas dažniausiai neliečia žmogaus, ten, sakykime, mažai žmonių domisi menu, aš įsivaizduoju tuo tokiu, aš turiu omeny, kuris yra muziejus ir galerijos, nekalbu apie kino filmus ir panašiai, apie tą tokį labiau pop dalyką, mes čia kalbam tą tokį aukštąjį, nematai meną. Tai jeigu mūsų idealas pasidaro kažkas šlikštus, kažkas, mes taip prisidengdami, kad realybė irgi gali būti šlikšti ir tą eksponuojam, tai ir būtų tas objektas tikriausiai, tas bjaurėjimosi kažkoks objektas. Tai tada mūsų visuomenė irgi pradeda, eižėti, sakykime. Tai aš manau, kad menas yra svarbu, kad jisai būtų gražus, kad jisai turėtų kažkokį tai idealą. Ir, kaip pasakyti, nebūtinai tai turi būti tik tai teigiami siužetai, bet kartais norėtųsi iš menininko, kad jis būtų meistras, o ne kad jis būtų, toks, kokį čia dabar žodį pavartoti. Gal nevartokim jokio žodžio, nes iš esmės šiandien tu tokio irgi daug tokių priešpriešų, nes dažniausiai kalbama tokiom bipoliniam savokom, juoda, balta, gerai, blogai, tai jūs tada sakot, kad visas šiuolaikinis menas blogas, tai turbūt čia ne apie tai. O ne, mes gal tik tai reiktų patikslinti, kad mes daugiau kalbam apie tą tokį, apie fenomeną, o ne apie kokį objektą. Tikriausiai taip bus, galėtų čia užmėti tikrai įdomiais pavyzdžiais, iš tikrųjų, ir galų gale yra jau ir vakaruose labai daugėja, pavyzdžiui, apie meną gal tą tokį fine art, dailę. Jo, mažiau gal išmanau, bet architektūra jau ir ta klasika grįžta, po truputį čia labai įvairus laukas, mes gal labiausiai tos tokius, to tokį būtinumą būčio laikinių fenomeną kritikuoju. Jo, ir tą mąstymą gal net savotišką būdą, kuris atsirado. Be abejo, čia galima kvestionuoti įvairiai, bet aš buvau mokoma, turbūt reikėtų sakyti taip, kad mane mokė taip, jog tuo metu, kai Duchampas atnešė pisuarą į muziejų. Tai buvo 1919 metais.
20 amžiaus pradžioj, kuomet jis atnešė pisuarą į muziejus, taiga tapo labai svarbu, ir tai tokiu tapo irgi tokia dogma, ne jau šiuolaikinio meno koncepcijos, kuomet konceptualumas yra svarbiau už grožį, kuomet tai, kas yra menas, gali apibrėžti koncepciją. Iš vienos pusės aš galvoju, kad man kilo tokių minčių, kad tai labai patogu pasidarė meno kritikam ir meno teoretikam. Iš vienos pusės, nes tai irgi tarsi legitimuoja tavo paties rašymą ir netgi dalyvavimą kūrybiniam procese, nes galbūt ten, nežinau, aišku, žinant, tai turint omeny, kad Šampas buvo vienas, kuris tuo metu atnešė pisarą, o dabar mes turime įvairiausių pavyzdžių. Dabar yra daug, dabar tas bananų priklijavimais ir panašiai. Bet tai Ryklys forma dėl Hideto Damieno Hirsto 1991 ir 3 metai ten Londone. Bet brangiausias meno kūrinys. Kažkurio metu buvo. Buvo. Tai iš esmės tas toksai kalbėjimas, kad ta vertė apibrėžia tai, kiek tu jį apibrėži, kiek tu suteiki vertės, tiek jos ir yra. Ir čia turbūt būtų labai sudėtinga, nes galėtum sakyti, tai mes bet kam galime pritaikyti. Bet elementariai tavo paminėtas žmogaus sukūrimas, jisai nėra tik tai dėl to gražus, ar ypatingas, ar svarbus, jog, koks nors, nežinau, menotyrininkas parašė apie jį, kad jisai... Kad tai yra rinkos susitarimas kažkoks meno. Taip, tai tas tiesa, bet... Taip, tai tas ir yra, kad norėtųsi iš to menininko tos tokios meistrystės, o ne kažkokio tai susitarimo, kad jisai turi tą meistrystę, objektyvios meistrystės. Aš sakytų, kas čia ta objektyvi meistrystė, bet, mokėti, reiškia, perduoti, pavyzdžiui, jeigu dailė tai yra ar skulptūra, žmogaus kūno formas, taip, ir dar atskleisti kažkokį, kad yra aprašyta Biblijoje, kad jis ne paties menininko sugalvotą siužetą, kažkaip taip, kuris, tikrai suskamba, tai čia, sakyčiau, yra vertė, grožis ir koncepcija tuo pat metu. Ir galbūt nereikėtų tiek daug teorijos legitimuoti praktiką. Ir čia mes vėlgi atsitariam vienam dar tokiam įdomiam kontekste ir fone, ir su kuriuo irgi ir man pačiai teko labai daug susidurti, kuomet viskas labai konceptualu ir be abejo socialiai jautru. Ypatingo daug dėmesio skiriame tam tokiam socialiniam jautrumui, refleksijai šiuolaikinio pasaulio, kur, žinai, pačioje pradžioje, kaip mes tai minėjom, kad menas tarsi irgi turėtų būti orientuotas kurti paveldą, tai yra tą dialogą tarp to, kas amžina ir to, kas čia ir dabar. Ir kažkuriuo metu taip atsitinka, kad tas amžina momentas jisai kažkur taip truputėlį nyksta ir vis daugiau ir daugiau pasilieka čia ir dabar dalyko. Ir iš tikrųjų aš galvoju, kad tai gali būti labai įvairiausių rakursų, kodėl taip nutiko. Vienas iš tų, tai tavo minėtas meno atėjimas, meno sąvokų net atėjimas į kasdienę erdvę, į ekonomikos darbo, į darbą. Tokio grinai darbo, kur anksčiau negalėtum asocijuoti. Taip. Tas kūrybinės industrijos, čia puikus apibrėžimas, nieko nereiškia iš viso. Bet tai... Aš nežinau, ar dabar, bet gal dabar jau nebėra tai taip svarbu, kai buvo kažkada čia. Kažkada buvo tas kūrybos visuomenė, kūrybos ekonomika, teatro visuomenė. Čia keiti ratą mašinos, reiškia, ir tu jau esi kūrybiškas. Kaukės ir panašiai. Tai yra net ir terminai, sąvokos, kurie persipina kitose moksluose, persipina kitose teorijose. Ir taip tas menas tarsi neva tai persiskverbia, žinai, kiekvieną tavo ląstelę. O kai tai persivergia į kiekvieną tavo ląstelę, tai tampa buitiška. Tai va, ir pats jisai, ir tas turinys, ir kaip pasakyti, ir jisai, ir forma, ir tas turinys, koks jis ten konceptualus bebūtų, bet, jisai buitiškas. Va dabar, sakėm, nešnekėsim apie tuos pavyzdžius, bet va dabar ta moteriškė baisi, kur yra Zarasuose ir kažkas ten jas sudegino, vandalizmo aktas kažkoks įvyko. Tai aš sakyčiau, kad tas vandalizmo aktas, jeigu ten kažkoks vaikinas ten, man atrodo, aš taip nuosekliai nesakiau šitos istorijos. Bet jeigu būtų tą padaręs kitas menininkas, tai galbūt būtų laikoma irgi konceptualiu kažkokiu, aš čia biškį juokauju. Bet kaip tavo, Silvija, ta skulptūra, tu esi mačiu, mes parodysim, dabar tą skulptūrą paimsim, tu esi mačiusi, kaip tavo, įsivaizduok, vis tiek kaip moteriai tau yra. Man turbūt daugelis momentų yra sudėtingų šitoje vietoje. Sudėtinga yra tai, kad vėlgi gyvenam turbūt
kada maždaug visi gali sakyti, ką nori, bet tavo nepritarimas vienaip ar kitaip gali būti priimamas kaip įžeidimas kanonui, o ta skulptūra, mano nuomonė, yra ta šiuolaikinio meno kanonas. Tai yra, čia nais fliuksusistai galėtų degti savo degtuką ir sakyti viską, žinai, jau šitą vietą. Kažkas ir uždegė, kažkas buvo fliuksusistas, bet kodėl jisai ne menininkas, nes jis nežinojo to. Taip, jis žinojimas turėtų apibrėžti. Ir aš įvairiausiai... Galėjau sakyti, jisai policijai tas nuvestas, sakyti, aš gymeną čia dariau. Suprantat, jūs nesuprantat, čia buvo performance. Happeningas. Tai va, įvairiausių tų tokių momentų yra, pradedant nuo to, kad tarsi, na, tai reprezentuoja tą tokia, žinai, tas ir moters kūnas, ir ta pati moteris reprezentuoja tą gyvenimo liudijimą, ne, į kurį įeina ne tik tai, kas yra gražu, kad yra labai daug negražių dalykų. Jeigu mes dabar aš pasakyčiau, kad, na, žinai, man estetiškai neprimtina mano akį, tai sakytų, tai tu nori tik tai liekną gražią mergaitę pastatyti, tai aš turbūt galėčiau pasakyti, kad aš gal siūlyčiau iš vis jokios mergaitės nestatyti. Atsirado disputų, kurie sako, kad, na, tai turbūt blogai atrodo dėl to, kad kūrė vyras moterį. Būtų sukūręs gražią moterį, būtų apkaltintas seksizmu, sukūrė ne tokią gražią, tada atsiranda vėl kažkas. Ir vėlgi tai virtė yra socialinių reiškinių. Ar tai yra meninis dalykas? Manau, kad labai daug tame yra, va to mano minėto, kur sakiau, kur pereina į daugybę buities lygmenų. Pereina į daugybę buities lygmenų, turi labai daug paaiškinimo ir labai daug savęs pateisinimo. Ir bet koksai tai to pasakymas, kad, na, žinai, galbūt visgi gal nelabai čia. Ir kitas labai svarbus momentas, apie kurį mes mažai kalbėjom, bet manau, kad yra pakankamai svarbus dalykas, užsiminiau pradžioje, tai yra užsakovas ir kada mes susidurėme viešoje erdvėje, o ne savo namų erdvėje, ne savo asmeninėme, nežinau, balkone aš pasistačiau kažkokią skulptūrą. Ir čia yra ypatingai sudėtingas dalykas. Kodėl aš sakau, kad ypatingai sudėtingas dalykas? Nes yra vienas dalykas, tai yra nuginkluojami absoliučiai, tas viešasis diskursas yra nuginkluojamas, sakant, kad jeigu nesuprantate, tai greičiausiai esate kvailiai. Arba nacistai, kaip pasakyti, fašistai, kurie laikė modernizmą išsigimusiu menu. Bet jeigu aš sakau, kad čia nesąmonė ir, nu, tai greičiausiai paskui kažkaip esate... Nenorėčiau būti, aš kažkaip labai... Ne toje barikadų pusėje, kurioje turėtų būti. Taip tariant, tai va tas irgi juoda-balta fenomenas, toksai labai stipriai veikiantis. Ir čia vat kur yra ta tiesa, žinai, mes su tavim galime mojuoti savo menotyros diplomais ir kažin, kad tai labai pakeistų. Nes vis tiek diskursas sako vienaip nusistovėjęs, bet žmonės, kurie, tarkim, nu nežinau, yra buhalteriai, pardavėjai ar bet kas bebūtų, visiškai lygiai taip pat legitimiai naudoja viešąją erdvę. Ir jeigu jie pasakys, kad na, man tai yra negražu, man tai nepriimtina ir aš nenoriu, kad tai pas mane parke būtų, pilnai gali būti berašiais ir bemoksliais apšaukti. Man, žinai, aš tą skulptūrą žiūriu, aš ten paimi kažkokią silpnybę ir tą žmogaus silpnybę, žinai, šokiruoju, žinai, kitus žmonės. Aš tai pagalvoju tiesiog apie tą žengimą toliau ir apie meną, kuris skatina susimastyti, bet nebūtinai per kažkokią tai provokatyvę formą, apie įvairiausius darbus, kuriuos matai lygiai taip pat, nežinau, skulptūroje, architektūroje, galbūt nebūtinai šiandien kurtoje. Ir kada ten nueini, vėlgi tas pats, naudokime dabar visą laiką tą patį patogų pavyzdį, bet nu, tai Siksto koplyčios žmogaus sukūrimas, jisai tave priverčia susimastyti apie egzistenciją, ne? Apie tai, kas yra ir tuo pačiu kažkaip nebūtų, kad nebūtų taip nejauku ir nesinorėtų nusukti akių. Be abejo, yra barokinio meno, kuris, na, kalbančių ten, nežinau, apie mirtį ir laikinumą, kuris irgi gali būti nejaukus. Tačiau jis vis tiek yra preciziškai išdirbtas ir savyje vis tiek talpina kažkokio tai, na, to tokio grožio, kurį visi galime suprasti ir atpažinti. Tai aš irgi galvoju, kad tų idealų kaip senovės graikai arba, sakykime, seniau vaikai, arba kad ir tie patys totalitariniai režimai mėgdavo tos idealus, ir sovietiniai. Labai dažnai yra iš tikrųjų, kodėl aš nemėgstu tų visų totalitarinių, antroj čia ar trečioj vietoje, nes jie buvo objektyvus blogis.
ar ten sovietai, ar nacijai, tai yra baisus blogis, bet, sakykime, jie mėgdavo iš tikrųjų išnaudoti tuos, pavyzdžiui, dėl tų žaliojo tiltų, taigi ten būdavo, sakykime, darbininkas ir darbininkė kažkokie, irgi jauni, ten, tipo, kaip ir gražus tas. Bet aš dabar galvoju, jeigu ten ar nacijai, ar komunistai tuos simbolius naudojo, reiškiasi, ar jie galėjo taip, tada mes turim, dabar jau mes, kaip pasakyti, šlykščiai viską darysim lygiai taip pat, kaip ir ten Trumpas su Putinu perėjo raudonų kilimų, tai kažkas išmetė raudoną kilimą. Tai negalim tos raudonos spalvos bangos išmesti irgi. Aš galvoju, čia toks neturėtų būti tas toks, klausimas, kad idealas savaime nėra blogai ir kad kažkas gražu ir tu paminėjai tą apie tą laikinumą, sakykime, kažką kalbant apie skausmingus dalykus, bet mes vis tiek turėtume, sakykime, aš manau, orientuotis, mes negalim, sakykime, ignoruoti, kad yra silpnumas, kad yra laikinumas, kad yra žmogaus trapumas, bet man atrodo, tame dalyke atsiskleidžia labai daug grožio. Iš tikrųjų, aš mačiau tokį filmą, mes abu matėm, dabar galvoju, ar tu atsiminsi ar ne, bet ten buvo filmas, man atrodo, vadinosi Collateral Beauty ir jisai apie tai, kaip žmonės tikrai ištveria sudėtingus momentus, tokias kaip vaikų mirtis, ten keletą istorijų buvo pasakojama, ir paskui angelai ateina, ten tokie angelai žmonių pavidalu ir jie parodo, atskleidžia tam žmogui šiek tiek tos esmės, tos kančios esmės, reiškia, parodo, kad taip, tu čia kenti, ta prasme, tai nėra teisinga, bet tame yra, bet reiktų pažiūrėti dar kada tą filmą, iš tikrųjų, dabar aš ne visai, bet jo, Collateral Beauty, tai kaip čia dabar išvertus lietuviškai, susijęs tas grožis, šalia einantis grožis, kur tai mes, vis tiek, žmogus yra toks aukštas sąmonės lygis, mes turim iš tikrųjų, aišku, pasižiūrė visus karus, ten yra politikų priimamus sprendimus, kartais taip nustoja atrodyti, bet iš tikrųjų, jeigu ir tas menas mūsų gal būtų toks, kaip pasakyti, labiau, tai mes, to tokio, manau, kad žmogiškumas turėtų būti visgi esmė, nebūtinai žmogus turi būtinai būti tas, kuris yra ten super gražus etalonas kažkoks. Bet lygiai taip pat mes turėdami tą šiuolaikinį meną, reiškia, įsivaizduok, reiškia, tą negražų, tą laikiną, tokį grinai laikiną, ne, tą sudeginamą, ne, tą tokį kalbantį, ne va, tai apie realybę per daug, mes lygiai tuo pat metu turim ten visas mados industrijas, kurios ten, sakykime, tas pačias moteris nuvaro iki. Dabar, man atrodo, jau to nebėra, nes, man atrodo, pasikeičia kažkaip tie visos Milano tie dalykai, bet kaip moteris turėjo būti kaip pakaba, ne, kažkada čia taip pat būdavo tose madų demonstravimuose. Reiškia, tai, mes tokius priešingus dalykus darom, iš tikrųjų vaidmainiškus, sakykime. Tai mes turim kažkokį tai etaloną, vienokį, vienur, kitokį kitur. Ir pasaulis yra įvairus, daugiaprasmis, daugybiškas, o iš tikrųjų, tai mes matom labai daug beprasmybės tiesiog. Ne, ir tada mūsų kūrybinės industrijas papildo mados industrijos, kuriuose sėkmingai išnaudojamas žmogus gali būti. Gali būti ir neišnaudojamas. Gal jam gerai, jeigu ten, sakykime, yra kontraktas, bet čia tokia sudėtinga, mes temą užkabinam ir dabar jau taip nusileidom iki tokio apmąstymų, ar pakilam. Nežinau, iki apmąstymų galbūt savotiškai būna pakilama, nes apskritai galvoti, diskutuoti apie tai, kas yra menas ir kas yra kultūra, nes įstatant to tokio, truputėlį piedestalo šiandien, žinai, kad dabar čia yra svarbu, nes yra tame truputėlį to momento, kad dabar mes naujai viską padarysime, naujai, Šampas atsinešė pisuarą, mes atsinešime bananą, nors to naujumo, žinai, ne. Bet jeigu tai būtų buvęs, tik tai supranti kažkoks laikmetis ir iš to, gal paskui taip viskas, tą konceptualizmą, paskui ir kaip tas Varholas buvo su ta sriuba, reiškia, ir popartas. Jo, ten daug, ten tas pakartojimai tie visi. Taip, kas yra originalas, jeigu aš nufotografuosiu tavo nuotrauką, kuri iš mūsų bus originali. Tai tie tokie spekulacijos, reiškia, prasideda šito klausimu, kur man atrodo, Bet žinai, tas atsitinka vėlgi labai stiprią didžiulę įtaką turi tas mūsų visus tuo metu kažkada tai vienu metu įtraukęs postmodernizmas, kuris sakė, kad prasmių daugis gimdo beprasmybę. Autorius mirė, tai gyvoja autorius maždaug, ne? Mes nebeturime originalių kūrinių, mes nebeturime autorių.
mes turime daugybę kontekstų, kuriuos turime iškontekstinti, kad galėtume suprasti. Ir meno kūrinį tu kūrė pats žiūrovas, nestebėtojas, tas, kuris gali savo žinių daugių sukurti kažkokią tai prasmę ir reikšmę. Ir anot postmodernistų tai turėjo tarsi atskirti elitizmą nuo elitinį meną, nuo neelitinio, bet iš tikrųjų, man atrodo, tik tai dar labiau padidino prarają, nes, žinai, kas ten norės stebėti, žinai, bananą priklijuotą su aliuminio. Ir, žinai, kiek tu gali kontekstų pridėti mene, jeigu tu tų kontekstų neturi, žinai, jeigu tu ten turi dešifruoti spektaklį iš 25 skirtingų kūrinių ir tu 25 kūrinių gal net nesiskaitęs būtent tų ar tokių, tai tada automatiškai kyla klausimas, ar tai tampa prieinama visiems. Ar menas turi būti prieinamas visiems? Nežinau. Įvairiausi sprendimo būdai, bet be abejo, žinai, kokia nors architektūra, to meno vis tiek, nori, nenori, jo yra mūsų aplinkoje ir mes be jo negyvensime. Jisai ir nėra blogai, kad jo yra. Jisai toks kaip druska turbūt, kur suteikia, žinai, irgi kažkokią tai, bet jeigu per daug ir per įvairiais tais rakursais, kurie galbūt švirsta į savotiškas perversijas, tuomet netenka tai prasmės. Tai va, aš taip žiūriu, kad to meno ir architektūroje tai šiuolaikiniai mažai, ten labai daug statybos, labai daug įstatymų, labai daug visokių statybinių, techninių reglamentų, kuriuos reikia tada tam ir architektui mažiau. Aš kažkaip dar vieną tokią temą norėjau paliesti, dabar pagalvojau, tos šventyklos naujos bažnyčios, naujos irgi iš tikrųjų šaltos, katalikų turiu omeny, jau būtų protestantų, tai bala nematė, sakytume, ten, taip ir turi būti pagal idėją, bet čia ir Lenkijoje kiek buvom, ir viduj, kaip jinai didelė, dabar uždėsim nuotrauką, didžiulė bažnyčia, dabar man atrodo Dievo apvaizdos, jeigu neklystum. Milžiniška, ne šiaip didžiulė, milžiniška. Viskas tvarkoja, bet ir žmonių buvo visai mišios eilinės dienos, bet, sakykime, nebėra tų tokių ikonografijos turtingesnės, net krikščionybėje, sakykime, katalikų būtent, turiu omeny, nes, sakau, protestantam ten neįdomu tie dalykai, jie ten abstrakt, juokauja gal per daug, ne, bet turiu omeny, pas musgi labai svarbus yra ikonografija, sakykime, mane pavaizduoti tam tikrus siužetus, juos sujungti, mes turim tokių nuostabių pavyzdžių, aš dabar atsimenu, buvom lygumuose, net laiduose, kur tu tenais chore giedojai, nuo choro, nuo vargonų. Tai mes su sūnum apžiūrėjom ikonografiją ir tikrai, nepasakytum, kad kažkokia šventovė tie lygumai. Kaime? Čia Pakruojo rajone, ne? Važiuokit, bažnyčia tikrai labai graži, rekomenduojam. Ir tai ikonografinė programa, mes spėjom, nors tai jau yra neogotikos pavyzdys, 20 amžiuje statyta bažnyčia, bet mane tikrai sužavėjo vėlgi kaip sudėliota, reiškia, poros ikonografinės, viskas, ta meistrystė gal tų atlikimo, tų paveikslų gal nėra ten aukščiausio lygio, bet pats, sakykime, sudėliojimas, aš dabar to neatsimenu gerai, kas ten su kuo buvo, nuotraukų turiu pasidaręs, bet aš įsivaizduoju, kad, reikėjo pagalvoti žmonės, čia tą su tuo suporuosim, tą su tuo, ir tas menas irgi tampa tokia, šiek tiek ir kolektyvinė veikla, ir kontekstą, turi žinoti, kodėl tas šventasis poruojamas su kitu šventuoju, atrodo, jie lyg ir nieko bendro neturi, bet paskui pradedi galvoti, būdamas suvokėjęs, kad, taigi čia tikrai turi. Ir dabar aš tai pasižiūriu naujos bažnyčios, tai aš jau apie architektūrą jau nešnekėsiu, iš tikrųjų, gal Klaipėdoje būtų išimtis ta bažnyčia prie tos vaikų ligoninės, kur ištapytas fasadas, bent jau ištapytas. Onkologinės. Jo. Yra tų išimčių, bet, sakykime, pasižiūri, tai tas ir bažnyčios šiuolaikinės, prastos, iš tikrųjų, architektūriškai prastos, viduje irgi nieko gero. Ta pilkumo daug, iš tikrųjų. Tokio šaltumo, kurio, šaltumo. Kur ypač katalikų bažnyčioje tikrai nenorėtum tokio, man kažkaip bet čia vėl turbūt nuo to radikalumo, žinai, praeitama, nuo to, kad bijoma kažką paversti kiču ir viskas turi būti šaltai aišku. Tai dar ta kičio savoka iš tikrųjų labai, nes jeigu ten ne kažkas modernaus, ne kažką, tai tada yra kičas, jau skaitosi. Bet čia irgi turbūt, čia impozicijos jau tokias prasideda. Galbūt dar vienoje iš kokių nors laidų galima bus atskirai pakalbėti, apskritai tas impozicijas, bet ir būtent tai, kada buvo nuspręsta, žinai, kultūra papirkti žmonės ir padaryti juos patogiais ir tą kultūrą paversti tokia, nebe kultūra, o tokia,
nežinau, masinę valdymo formą ir labai gaila, bet daugelėje kultūros centrų tai išlikę yra iki dabar iš tikrųjų, tas toksai, žinai, nekūrybiškumas, bet galbūt net ir savotiškas bukinimas. Na, tai vat, būtent aš irgi manau, kad, sakykime, vat, Sovietų sąjungos ten tas menas, visas tas idealistinis, jis iš tikrųjų nebuvo idealistinis, jis buvo kažkokio tai idealizmo schematizavimas, nu, jis neturėjo to tikro idealo, kaip, sakykime, graikai, ne? Arba renesansas, kuris, nu, turėjo ir siužetus, ir kultūrinį pagrindą, nu, sovietai jie neturėjo jokio pagrindo, bet to tokio, nu, kažkokio tai įsivaizduojamos delyrinės, ten, sakykime, visuomenės formavimo, kur tai čia ne kažkoks idealizmas nacijai, manau, irgi, nu, ten, sakykime, drėmėsi klasikiniam kažkokiam tai formo, bet, nu, čia, žinai, čia, kaip pasakyti, kad tai yra, tas schematizavimo mes negalim laikyti. Negyvas žmogus, ne? Nu, dar yra, bet dvasias. Čia kaip tu iš Švento rašto, kur skaitai, kur surinko kaulus ir užsidėjo sausgyslės. Taip, bet žmogaus jame nebuvo. Taip, tai čia... Mūsų tikslas, jo, nebuvo ten meno, ten buvo politinės, ideologinės, ten komunikacijos. Tikriausiai tai ir buvo kūrybinės industrijos iš tikrųjų in the nutshell, nes, nu, per meną komunikuoja kažkokią žinią, kuri suprato tikriausiai dauguma ten tos gyventojų, kad, nu, čia nėra už tos žinios nieko tikro, reiškia. Tai va, tai tos žalos yra padaryta. Reiškia, ir istorijoje, ir kaip pasakyti, bet štai kažkaip, nežinau, man kažkaip mano gyvenime apskritai tas, dabar mes tokią temą čia palėtėm, tai prišnekėjom, toks mūsų pokalbis gal net šiek tiek buitiško kokas, šitas toks. Aš manau, gal turi tokio... Čia tarsi mes ryte sėdėt. Liūdno leitmotyvo, bet saulė šviečia. Bet aš kažkaip galvoju, kad tas menas mano gyvenime dabar... Oi, bet čia nemažai ant sienų, žiūrovų gaila nemato. Čia tuo metu, kai norėjai pasakyti, kad tavo meno gyvenime tavo nedaug, tai pamatė savo sienas. Nu, va, dabar jo pasižiūrim, čia gal. Tai netiek ir mažai, bet... Palyginus netiek daug, kiek yra buvę per gyvenimą. Jo, yra buvę, kad kažkada labai domėjimas didelė statė. O kaip tu manai, va, sakykime, lietuvis buvai, kai rašei magistrą, dar bakalauro pabaigoje, bet jau... Daug esi netgi turėjai tokią dovaną, aš sakyčiau, tokio, nu kaip čia pasakyti, nepranašystės, bet prognozavimo dovaną. Futurologija. Nu, futurologinė tokia tikrai cinkelį. Bet kaip tu vat galvoji dabar, tai tokį nuspėjimą buvai padarsi, kad tas visas toksai, nu, aš pasakysiu, kokį tu vat galiu pasakyti aš, kad kadangi tada menas tuo metu, čia mes kalbam, kokie 20 metai, buvo labai ten toksai, nu, vat šaltas, atsiribojantis nuo emocijų ir panašiai, bet tu jau matei pokytį ateinantį iš vakarų, kaip suprantu, kad vat jisai pasidarys į tą tokį nuoširdų, emocijų, tikrų ar netikrų persmelktą, graudulingą ten ir panašiai, ten su tokiu giliu, va tokiu. Bet jeigu man vat gyvenimo prasmė telpa puodelį arbatos ryte, kai lyja ir nereikia eiti niekur į darbą, reiškia. Nu ir tu šitą nuspėjai, kad tas pokytis ateis, ir jis atėjo. Ir kaip tu manai, vat po 10 metų, po 20 metų, koks bus tokia dominuojantis to meno, bet turiu minčių gal ne architektūros, bet tos labiau dailės, gal teatro mes čia mažai užkabinam, teatro, man atrodo, visai nekabinam dabar čia, kai šnekėjom, bet kaip tu įsivaizduoji, nu, kaip keisis? Ar... Žinai, dabar kalbėjimas mano praėjus 15 beveik metų, jisai daugiau būtų grindžiamas intuicija negu atliktų tyrimų. Tai bet tik tai tuo ir turi būti čia atlikto tyrimų, tai... Nes tuo metu, žinai, truputėlį kitaip viskas gyvenime vyko. Tai iš esmės mano intuicija, ką galėtų sakyti, tai pirmiausia, turbūt aš manau, kad, kaip ir sakiau, kad tai bus suveryjanti gyvatė ir galų galia tai vis tiek baigsis. Ar nuo to įvyksta, nežinau, kičo ir nostalgijos suklestėjimas? Manau, kad ne. Nes iš esmės šiais laikais prieinamumas yra milžiniškas, ar bus išnaudotos tos galimybės irgi neaišku, bet gebėjimas grįžti prie galbūt, nežinau, akademinės tapybos, tai nemanau irgi, kad viskas taps neoistorizmas, neogotika, neopostmodernizmas, neonaujasis nuoširdumas. Tai greičiausiai irgi taip neatsitiks. Tačiau
noriu tikėti galbūt, žinai, čia tu irgi intuityviai noriu tikėti, kad kiaušinis kalasi, kiaušinis prasikaldinėja ir kad tas ateinantis šiuolaikinis menas, jisai bus grįstas visgi labai aukštą kompetenciją, labai gerais gebėjimais. Vėlgi gal ir kilti klausimas, iš kur Silvija žmonės gaus tos gebėjimus, jeigu jie, žinai, bus mokomi tik tai visą laiką, kad vis vėlgi, kas yra nutikę aukštąją mokslų, čia dar vienas klausimas. Oi, ne, mes šito niekada neliesim savo šituose, nes aš tiesiog, neturėčiau jėgų, aš paskui mane išmes iš darbo, taip sakant, irgi negerai. Taip, bet kadangi visko yra, vėlgi, žinai, tas prieinamumas, jisai dabar kokio yra jisai masinio dydžio prieinamumas, tai yra matyti skirtingus darbus, pamatyti gyvai, nuvykti, nežinau, kas nori realiai, gali dabar vos nenuvykti ten kokią Teito galeriją ir pasižiūrėti įvairiausius nuo istorinių iki šiuolaikinių darbų, jisai visgi turėtų kažkada tai atskirti pelus nuo grūdų. Ar aš to noriu tikėti, ar aš manau, kad taip ir įvyks? Nežinau, sunku pasakyti. Aš tai dar iš architektūros pagalvojau, mes čia su tavim buvom tokią frazę sugalvoję ir mes ją buvo sugalvoję paveldo temai, bet aš dėl architektūros ir kiek teko studijuoti, tai 19 amžiuje tikrai buvo ta formų krizė, jau tos konstrukcinės technologijos leidžia, ne? O formos lieka tos pačios, iš esmės graikiškos, renesansinės, klasicistinės, graikiško orderių, kolona, kapitelių ir frontonų paremtos, ir viduramžių formos, reiškia, vertikalios, smailai, erkiai, motyvai ir panašiai. Reiškia, šitie du dalykai ir paskui sako, kad konstrukcijos leidžia, o formų nebėra. Ir aš kažkaip galvoju, ir už tai prasimušė tas modernybė, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius, žodžiu, daug galėčiau čia jų išvardinti. Ir paskui pokaris, aišku, karas sugriovė ekonomikų daug, reikėjo greit atstatyti ir įsigalėjo tas beformis, plokščia fasadiškumas. Dabar mes turim tų įdomesnių dangoraižių kažkokių, bet yra plokščias stiklas, savaime nėra blogai, ne, kaip aš sakiau, bet tas plokštumas žiauriai užknisa, ne. Ir aš kažkaip galvoju, kad nebuvo visgi viskas išsemta. Pažiūrėk, pavyzdžiui, sakykime, pas mus Vivulskis, gerai. Bet Vilniaus Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčios kaip buvo daroma, su kokiu užmoju. Tai bažnyčia, reiškia, nefunkcionalus dalykas nieko. Bet didesni vardai, Gaudis, Walter Gropius, atsiprašau, reikėtų Otto Wagner, tą turėjom, Walteris Gropius yra modernistas, Otto Wagner, austrų architektą turiu minty. Jie buvo pradėję, ir Vivulskis į tą telpą, pradėję arba amerikietiškas Art Nouveau, Art Deco. Buvo, galėjo iš tų, iššaut kažkas didesnio, pavyzdžiui, tie amerikietiški dangoraižiai. Žiauriai gražus, iš tikrųjų, dar kažko jam trūksta, bet sakykime, jeigu aš įsivaizduoju, kad su šiuolaikiniam technologijom, su šiuolaikiniam istoriniam žiniom, kaip mes gebėtume remtis istoriją dabar su visokiais, reiškia, ir dirbtinis intelektas, ir begalės duomenų turim. Jeigu mes, čia mūsų to buvo bendra mintis, jeigu mes šiais laikais norėtume kurti architektūrą, iš tikrųjų kurti architektūrą, aš manau, kad jinai būtų be galo graži, būtų kažkas įspūdingo, kažkas būtų tikriausiai panašu į Art Nouveau, bet tai būtų ir šiuolaikiška, Art Deco, Nouveau. Ir reikia drąsos, nesutikti su kanonu, net jeigu tas kanonas yra šiuolaikinis menas. Gerai, Silvija, aš sakyčiau, kad tikriausiai aptarėm čia kažkurios dalykus, kažkaip galvom, kad gal 2 laidos šitam būtų, bet aš manau, kad ir vienos čia netgi per daug tam reiškiniui buvo ir kažkaip manau, kad metas... Ir liekame su rūpintojėliu. Taigi pasaulis iš kaimo, smagu matyti, pasimatysime kitą kartą. Iki.